Pabėgėlių priėmimo centre gyvenantiems užsieniečiams atsiveria puikios galimybės įsidarbinti bendrovėje Biovela, kuri siūlo palankes darbo ir apgyvendinimo sąlygas bei socialinės garantijas. Vienas svarbiausių faktorių, lemiančių užsieniečių integraciją Lietuvoje, yra sėkminga darbo paieška. Siekiant užtikrinti pabėgėlių priėmimo centre Rūkloje, Naujininkuose ir Girionyse bei savivaldybėse savarankiškai siekiančių integruotis kitataučių sklandžią darbo paiešką, buvo užmegztas kontaktas su didžiausia ir moderniausia sektoriaus įmonė Baltijos šalyse Biovela. Šiandien turim svečiuose UAB Biovela Group atstovus. Draugystė užsimezgė po vieno iš studijų vizitų metu, tai kai Utenos savivaldybės atstovai dalyvavo kartu vizite užsienio šalyje ir susipažinome su Utenos administracijos direktoriumi ir kitais specialistais ir išsivystė diskusija, kad yra didžiulė įmonė rajone ieškanti darbuotojų ir lankėmės ir patys įmonėje ir šiandien pasikvietėm į svečius aptarti tolimesnį bendradarbiavimą ir tuo pačiu pristatyti mūsų gyventojams galimybės įsidarbinti šioje įmonėje. Biovela Group yra didžiausia ir inovatyviausia mėsos perdirbimo įmonė Lietuvoje, skaičiuojanti jau 30 veiklos metus, bei viena iš pirmaujančių mėsos gamintojų centrinėje Europoje. Pabėgėlių priėmimo centre įmonė pristatė potencialias užsieniečių įdarbinimo galimybės, atrankų procesą ir suteikiamas pridėtines naudas įmonės darbuotojams. Anot Biovelos atstovų, įmonėje dirba apie 1500 darbuotojų, tačiau vis tik jaučiamas jų trūkumas gamyboje. Tai gamyboje mums šiandien dienai, sakom, turim apie 1000 darbuotojų ir šiandien dienai trūksta apie 50, bet tai nereiškia, kad tik 50, nes tikrai paminėsiu tik 50, nes pas mus yra vis tiek sezoninis, vadinkim, tas darbas ir kovo-balandžio mėnesį pas mus prasideda tas darbymetis ir tęsiasi kažkur iki rugsėjo mėnesio. Tai mes būna, kad trūkstam ir apie 100 darbuotojų. Taip pat neatsiejama yra įmonėje ir kaita savotiška, tai vadinkim nuolatos tos darbo vietos yra atviros ir laukiamos, tų tinkamų kandidatų laukia. Kokios tos darbo vietos būtų kaip tokios, tai mes išskyrę esame tokias 4 sritis savo tą veiklą gamyboje, tai skerdykla ir išpjaustymas, tada gaminių paruošimas, tada pakavimas ir sandėliavimas ir patalpų ir taros priežiūra. Tai žinokit, tenai trūksta nuo mėsininkų, vadinkim, skerdikų, gal toksai irgi žavingas žodis, pavadinimas sandėlio darbuotojų, įrangos operatorių, pakuotojų, dešrų formuotojų, kaip ir minėjau, įrangos švaros, ten palaikymo operatorių ir panašiai. Tai tikrai trūkumas, kaip ir sakau, yra. Kokios darbo sąlygos, teisingai sako, tai pas mus yra, žinokit, tokios ganėtinai su didelė amplitudė turbūt temperatūriniu aspektu, tai nuo +20 iki -20. Sakom, skerdykloje yra +20, tikrai šilta kaip egzotiniai šaly karštoje, o -20 šaldytuvuose, irgi pritaikyta, galima sakyti, pagal darbuotojo poreikį, kur labiau norėtų dirbti. Tuo pačiu dirbam pamaininiu, slenkančiu grafiku, tai dažniausiai pamainos būna po 12 valandų, darbo valandų ir grafikas gali būti 3 dirba, 3 laisvos arba 4 dirba, 4 laisvos. Ką dar turėčiau paminėti iš darbo sąlygų, turbūt esminį aspektą, ar ne darbo užmokestį kaip tokį. Tai irgi priklausomai nuo kokia pareigybė tai yra, tai gali uždirbti apie nuo 750 eurų į rankas per mėnesį iki 1800 eurų per mėnesį. Bet tai nereiškia, kad tai yra pabaiga. Tikrai už gerus darbo rezultatus, motyvuojant, taikomi ir priedai. Tuo pačiu yra ir kitokios rūšios priedų, pavyzdžiui, atvedant naują kolegą ir jį įdarbinant, mes irgi mokame už tai priedus. Tai galiu pereiti iš karto turbūt prie tų papildomų naudų, ar ne, irgi ką gali gauti darbuotojai prisijungę pas mus. Tai turbūt reikšmingiausias ir svarbiausias tai yra
gyvenimo, apgyvendinimo galimybė suteikiama, nemokama, tai vadinasi, nemokam nei už nuomą, nei už patarnavimus, gyvenam, aišku, bendrabučio tipo sąlygomis, kada turim kambarį, gyvenam 2, 3 ar 4, tuo pačiu, dušu vadinkim ir virtuvę naudojamės jau bendrai. Tada suteikiame maitinimą nemokamą 2 kartus per pamainą. Kaip pasakoja Biovela Group atstovė, jei vieniši darbuotojai nesirenka apgyvendinimo bendrabutyje, jiems gali būti kompensuojamos kelionės išlaidos, jei atstumas nuo Utenos iki namų yra didesnis nei 30 km. Taip pat įmonė pradėjo statyti naujas apgyvendinimo patalpas, kuriuose galės apgyvendinti darbuotojus su šeimomis. Įmonė, pritraukianti darbuotojus iš 10 skirtingų šalių, užsieniečiams atveria puikias įsidarbinimo galimybės, prisitaiko prie naujų darbuotojų poreikių, lūkesčių ir interesų. Juos apmoko, suteikia duomenis apie visas socialinės garantijas ir suteikia informaciją apie esančias kitataučių bendruomenės rajone. Jeigu turim, sakom, apie 1000 darbuotojų, tai 40% iš jų, tai apie 400 mes turime kitų pilietybių darbuotojų ir jau dirbam ganėtinai ilgai, net ne pirmus metus, bet iš tikrųjų, kuo tolyn matome, kad tas užsieniečių, vadinkim, skaičius pas mus organizacijoje tikrai auga, tas santykis, ar ne, su lietuviais. Iš kokių šalių, tai didžiąją dalį sudaro ukrainiečiai, tada gruzinai, Uzbekistanas, Azerbaidžianas, Kirgizija. Šiandien dienai jau galim pasidžiaugti, kad turim pirmuosius darbuotojus iš Argentinos, Kolumbijos, Paragvajaus ir prisijungė praeitą savaitę iš Ganos. Viena bene svarbiausių užsieniečių integracijos rūšių yra integracija į darbo rinką. Šioje srityje pabėgėlių priėmimo centras deda nemenkas pastangas, padedant pabėgėliams įsilieti į darbo rinką. Mes prisidedam prie darbo paieškos, vis tiek žmonės atvyksta, jiems reikia surasti savo darbo vietą, kaip jie galėtų gyventi ir kaip užsidirbti ir išlaikyti savo šeimas. Tai bendradarbiavome su įvairiomis verslo įmonėmis, ieškodami tiek verslo įmonių, tiek atliepdami pačių verslininkų užklausas ir poreikius, kokie mūsų gyventojai pabėgėliai galėtų dirbti ir prisidėti tuo pačiu prie įmonės veiklos stiprinimo ir prie Lietuvos ekonomikos. Pabėgėlių priėmimo centro direktorė pateikė realius pavyzdžius, kaip sėkmingai integravęsi pabėgėliai sukuria įvairialypę naudą, pridėtinę vertę mūsų visuomeniai bei šalies darbo rinkai. Tai tų pavyzdžių tikrai yra labai daug, nes mes turime užsieniečių šiuo metu, kuriuos mes vis dar remiame apie 1000 asmenų visoje Lietuvoje, bendradarbiaujame su partneriais ir tų žmonių yra tikrai labai daug. Jie dirba dažniausiai pramonės srityse, paslaugų srityse, tai, sakykime, transporto, logistikos įmonėse. Nemažai yra iš tiesų kepėjų, didelė dalis turbūt mūsų kirpėjų yra irgi vyrai iš Sirijos ir turi savo gebėjimus išskirtinius ir turi ir kirpiklas ir prisideda prie tiek Vilniaus, tiek Kauno turbūt grožio puoselėjimo mūsų pačių lietuvaičių, nes dabar irgi tiesiog yra tokia pakankamai mada turėti barzdas ir jas reikia turbūt irgi prižiūrėti. Ir kadangi arabų šalyse, Sirijoje, tai yra viena iš tokių unikalių sričių, kad jie ilgametės patirtis turi tas priežiūros, tai ir turi ir gebėjimus ir gali pasiūlyti savo gebėjimus ir savo talentą. Šiuo metu dalis pabėgėlių priėmimo centre gyvenančių užsieniečių yra potenciali darbo jėga darbo rinkai, turintis tam tikrą išsilavinimą ir tinkamus įgūdžius, bei turintis teisę dirbti Lietuvoje. Mūsų gyventojų išsilavinimai yra įvairūs, nuo vidurinio iki aukšto išsilavinimo, tai jų tarpe yra tiek suvirintojų, tiek vairuotojų, tiek baldininkų, tai
apie pusę gyventojų turi teisę dirbti, kai kurie žmonės tikrai dirba ir ieško galimybės, kaip save išlaikyti ir ieško, kaip įsitvirtinti. Ir iš tiesų pasitaiko tokių atvejų ir siekiame mes to, kad žmonės patys galėtų išsinuomoti butus, išeiti gyventi savarankiškai, netgi ir prieglobsčio procedūros nagrinėjimo metu. Tai žmonės siekia gyventi savarankiškai, dirba ir ieško kaip galimybių, kaip ir išlaikyti save toliau. Tikimasi, kad užsimezgusi bendrystė tarp pabėgėlių priėmimo centro ir įmonės BioVela Group, kuri laukia pačių įvairiausių specialistų, nepriklausomai nuo lyties, išsilavinimo ar tautybės, suteiks galimybę Lietuvoje gyvenantiems užsieniečiams įsilieti į darbo rinką.